Britų rašytojas Williamas Hazlitas pasakęs, kad aktoriai yra vieninteliai pasaulyje garbingi veidmainiai. Įsikūnydami į personažą, jie susitapatina su tuo, kas neretai jiems nėra būdinga. O kartais herojai būna net labai panašūs į aktoriaus tikrąjį aš. Kokie yra šių metų nominantai? Sidabrinės gervės statulėlę savo namuose jau turintis aktorius Aleksas Kazanavičius šįkart pastebėtas už lenkų dvarininko vaidmenį filme Čiulbanti siela. Czas sprawdzić, czy wieśniacy nie włóczą się po moich lasach. Czy nie pasą swojego bydu. Patekau į šį filmą turbūt atsitiktinai. Reikėjo žmogaus, kuris galėtų žirgų prajuoti kadre. Paklausė manęs, ar aš nesutikčiau. Sutikau. Scenarijoje buvo ir lenkiškai kalbančio dvarininko epizodas. O kadangi aš jau buvau komandoje, Deimantas pamanė, kad tos du epizodus galima būtų sujungti į vieną. Paklausė manęs, kaip man su lenkų kalba. Aš pasakiau, kad labai blogai. Va taip gavau lenkiškai kalbančio dvarininko vaidmenį pirmam lietuviškam erdviniam 3D filme Čiulbanti siela. Tarp nominantų filme Milijonieriaus palikimas skęsta vaidinęs Giedrius Savickas. 2 sidabrinės gervės statulėlių laimėtojas kartais taip susitapatina su savo personažais, jog sunku atskirti, kada jis vaidmenį, o kada savo gyvenime. Kažkaip negalėjau premjerą ateiti, o po to ten kainuoja pasižiūrėti. Tai kai išleisi DVD, man padovanos turbūt. Žiūrėkit, vis tiek į save žiūrėsi. Žiūrėsi filmą, tik į save žiūrėsi. Nemeluokim savo. Kai tu žiūri nuotraukas, arba žiūrėdavo visą laik seniau, iš vestuvių video, iš bailį, dar iš kažko, tu visą laiką žiūri į save ir lauki kol savęs. O viso kito nematai. Pasakyk, nuotrauką žiūri, kaip tu atrodai. Ir viskas. Ir ką, aš filmą žiūrėsiu, aš filmą nepamatysiu. Po 5 metų, kai bus kažkiek atitolęs, aš pamatysiu filmą. Tai negražus, pašlemėkas, nerangus, kiaušinis, kalba per miegus, kai išeina iš tuliko smirda, net pačiam labai smirda iš tikrųjų. Man labiau kartais norėdavos kaip žmogui pratrūkti negu tam personažui. Nes tas personažas yra, kuris pratrunka, jeigu su juo blogai elgiasi, po 20 metų. 20 metų blogai elgiasi, tada jis sudegina tvartą ir tada, bet vis tiek jis verktų labai, kad tai padarė, nes jis labai geras žmogus. Tiesiog. O aš tai jau būčiau pagal žmogų jau kitą dieną jau būčiau išėjęs, trenkęs su traktoriu, būčiau pervažiavęs. Aš geriau konteinerį su žiūrkim gyvensiu negu su tavimi. Taip pat sidabrinę gervę anksčiau apdovanotas Valentinas Kruliukovskis šįkart nacionalinių kino apdovanojimų komisijos dėmesį atkreipė už birbynininko vaidmenį filme Čiulbanti siela. Šis vaidmuo man buvo labiau apie garsą, apie kažkokį tokį, gal net vidinį garsą, gamtos garsą ir apie tylą. Ta prasme, apie tos dalykus, kur yra gal tarp žodžių, apie dalykus, kuriuos gal sudėtinga išreikšti žodžiais. Labai smagu, kad visumoje gavosi pats projektas būtent apie tai, kad yra dalykų, kur nelabai reikalingi žodžiai, o kažkokie kiti dalykai užkoduoti, ar tai muzikoje, ar tai pačioj gamtoj, ar pačiame gyvenime. Dar tas senis nieko nesakė. Filmo 9 žingsnis pagrindinis aktorius Valentinas Novopolskis irgi žino sidabrinės gervės statulėlės svorį. Jas jis laikęs net 2. Ir dabar už lino vaidmenį aktorius pretenduoja į 3 gervę. Čia gal sudėtingiausias buvo. Man vaidmo bent jau už kine, kai esu padaręs. Tai mesgi buvom susitikę ir su iš tikrųjų žmonėm, kurie turi priklausomybę, ir su psichologais, ir ėjom į susirinkimus anoniminių alkoholikų. Tai tas kelias buvo toks ilgokas. Aš ir pats nevartoju alkoholio ir nebuvau bendravęs daug su žmonėm, kurie turi tą bėdą. Ir va tada aš tada pirmą kartą tikrai pagalvojau, kad man tikrai kažkas yra negerai ir man tikrai reikia pagalbos. Šitą gal nepamatys žmonės ir tiesiog žiūrovai gal nemato, bet
Čia irgi gal kažkokias asmeninė dalykai. Aš žinau, kad kažkokių niuansų yra mažyčių. Kai aš žiūriu filmą, pats aš matau, kad čia aš spėjau kažką suvaidinti, kažką padaryti. Ir ką tu padarai? Išvarei Norvegiją pas kitą vyrą. Nuliuks, tu taip rūpinės vaiku? Filmo Tu man nieko neprimeni aktorius Kęstutis Cicėnas debiutuoja Sidabrinės gervės apdovanojimuose, gaudamas pirmą nominaciją už Dovydo vaidmenį. Visų pirma, tai buvo mano viena pirmųjų ir didžiausia patirtis kine. Jinai mane tikrai labai daug išmokė, labai buvo įdomi, labai įvairiapusiška, sudėtinga ir mylima tokia. Šitas filmas asmeniškai mane kaip apskritai aktorių turbūt išmokė, vertybinė prasme, tai kad galbūt būti nuoširdžiam ir atviram ir pažeidžiamam verta, apsimoka, tai paliečia žmonės ir sukuria kažkokią bendrystę. Ne mano. Aš verčiu tas pamokas. Ai. Tu manei, kad mano. Ne, tikrai labai sunku yra žiūrėti filmo premjerą. Na, tai aktorius raitosi kėdėje ir nori kuo dažniau nueiti į tualetą. Supranti, aš tiesiog nesuprantu, ir viskas visą laiką būna, nu va taip, va. Kaip tai? Nu taip, kad viskas aišku yra. Kaip visi turi viską vienodai daryti santykiuose. Po šio filmo aš komplimentų susilaukiau daugiau nei Lietuvoje nuo gimimo. Tai aš labai laimingas, aš jau esu laimingas. Kuris iš 5 aktorių bus pakviestas lipti į sceną ir pasiimti sidabrinę gervę? Ar visus kviečia, ar tik gaspadorius? Tada aš noriu žinoti. Viskas aišku. Tai ką, tai sėkmės tada. Ir jums ačiū labai, viso geriausio. Taip. Visą.